Kreipiuosi į visus futbolo žaidėjus bei sirgalius. Sakykite, mėlieji, ar iš tikrųjų mūsų Lietuvos stadionus būtų galima vadinti arimais, kaip teigia ispanai atvykę į Lietuvą? Todėl visus kviečiu pasižvalgyti po mūsų Lietuvos miestus ir atrasti pačius šauniausius, įspūdingiausius šalies stadionus. O Lele Top 10 pristato šauniuosius Lietuvos stadionus. Keliaukime į Pakruojį, kur treniruojasi A lygos komanda Pakruojo Kruoja. Nors pačiame miestelėje gyvena 6000 žmonių, tačiau šis stadionas talpina net 2000 futbolo sirgalių. Dėmesio į ekranus 10 vieta. Prieš jūs A lygos naujokas Pakruojo Kruoja. Komanda savo namų rungtynės žaidžia Pakruojo miesto stadione. Nors mieste gyvena tik 6000 gyventojų, miesto stadionas talpina net 2000 futbolo aistruolių. Šiame stadione planuojama įrengti dirbtinę dangą bei švieslentę. Na, o šiuo metu pakruojiečiai jau gali džiaugtis iš pagrindų renovuotą pagrindinę tribūną. Keliaukime į vakarus į Tauragės Vytauto stadioną, kuris dar pakol kas yra restauruojamas. Tačiau visai netrukus į savo gretas jis galės įsileisti visus žiniasklaidos atstovus ir netgi bus atskira VIP tribūna su atskiru įėjimu. Tačiau kol šis stadionas bus užbaigtas iki galo, jis turės mėgautis 9 vietą. Tauragės Vytauto stadionas šiandien rodos niekuo neišsiskiriantis iš kitų esančių Lietuvoje. Tačiau stadione, kuriame telpa 1700 žiūrovų, vyksta renovacija. Po šios renovacijos Tauragės Vytautas atgims naujam gyvenimui. Pagrindinėje naujojo stadiono tribūnoje bus įrengta 2400 vietų, iš jų 600 bus dengtos. Tad viso Tauragės stadionas po rekonstrukcijos talpins 3000 žiūrovų. Tai dar ne viskas. Centrinėje tribūnoje pagaliau vietos atsiras ir žiniasklaidos atstovams, taip pat bus įrengtos specialiosios vietos neįgaliesiems bei VIP tribūna su atskiru įėjimu. Po šią tribūną bus pastatytas pastatas, kuriame pagal tokiems stadionams keliamus reikalavimus bus įrengtos patalpos teisėjams, persirengimo kambariai. Pamiršau paminėti ypatingąjį Vytauto stadiono apšvietimą. Aikštės viduryje atsiras nauja didžiulė švieslentė, kuri, tikimės, sukvies minias futbolo sirgalių pasigrožėti naujai atgimusiu stadionu bei futbolo varžybomis. Klaipėda – tai uostas ir pramogos. Labai gaila, tačiau šį kartą keliausime ne prie jūros, o į centrinį miesto stadioną, kuriame treniruojasi naujokė futbolo klubas Klaipėda. 8 vieta. FK Klaipėda A lygos naujokė. Anksčiau ši komanda žaidė LFF pirmoje lygoje pavadinimu FK Glestum. Komanda šį sezoną, nors ir būdama debiutantė, puoselėja viltis patekti tarp 4 stipriausių. Komanda rungtyniauja Klaipėdos miesto stadione. Šis stadionas talpina net 5000 futbolo aistruolių. Klaipėdos miestas puoselėja viltį šį stadioną greitu metu padaryti geriausiu visoje šalyje ir būtent čia tikisi surengti 2012 metų Europos futbolo čempionato atrankos ciklo rungtynes tarp Lietuvos ir Ispanijos nacionalinių futbolo rinktinių. Tam reikia įrengti modernų VIP sektorių ir jo klientams skirtas papildomas patalpas, bei automobilių stovėjimo aikštelę, parengti ne mažiau kaip 100 vietų žiniasklaidos atstovams, komentatoriams, taip pat įrengti spaudos konferencijų patalpas, televizijos studiją. Stadione taip pat turėtų būti įrengtos medicininės apžiūros patalpos, papildomų persirengimų patalpų teisėjams, varžybų inspektoriams, įrengti spalvotų stebėjimo ir filmavimo kamerų sistemą stadiono viduje ir išorėje. Įrengti sukamuosius stadiono vartus, parengti specialų sektorių neįgaliesiems ir taip toliau ir panašiai. Visą tai įvykdžius Klaipėdos stadionas galėtų pretenduoti į 3 klasės UEFA stadioną, kokio Lietuvoje dar nėra. Ar pavyks klaipėdiečiams įgyvendinti numatytus planus? Įsitikinti galėsime jau greitai. Kas laimės, Gargždų banga. Turbūt neatsirastų žmogaus, kuris nežinotų šios žymios bangos skanduotės. Todėl keliaukime į Gargždus ir pasižiūrėkime, kur sportuoja Bangelės ir Bangos komandos. Dėmesio į ekranus 7 vieta. Kas laimės Gargždų banga. Turbūt nerastume lietuvio, kuris nežinotų legendinės futbolo komandos Gargždų banga skanduotės.
Iš šios futbolo komandos rungtynes visada susirenka pilnutėlis stadionas bangos fanų. Pamažu Gargždai tampa tikrų Lietuvos futbolo centru. Šiuo metu stadione telpa 1800 žiūrovų. Visai neseniai įrengta pagrindinė tribūna, bei visų gargždiškių džiaugsmui įrengta pirma Lietuvoje tokio lygio dirbtinė danga. Netolimoje ateityje stadioną planuoja plėsti iki 3000 vietų. Su nekantrumu laukiame statybų darbų pabaigos. 6. vietoje vienas didžiausių Lietuvos stadionų esantis Aukštaitijoje. Šiame stadione treniruojasi futbolo klubas Ekranas. Stadionas, kuriame treniruojasi bei žaidžia FK Ekranas, vienas didžiausių šalyje. Panevėžio miesto pagrindinėme stadione įrengta 4000 sėdimų vietų. Tiesa, jeigu būtų įrengtos visos vietos, kurios yra, tilptų maždaug 10 000 žiūrovų. Stadiono žiūrimumo rekordas pasiektas 2004 metų rungtynėse prieš FBK Kauną. Tada rungtynės stebėjo 8000 žiūrovų. FK Ekrano vadovai puoselėja viltį šalia atidarytos Cido arenos pastatyti naują, nuo 7000 iki 10 000 vietų stadioną, kadangi senasis jau nebetitinka UEFA keliamų reikalavimų. Pasak FK Ekranas vadovo, šalia stadiono būtų pagerinta aplinka parke. Čia gyvenimas tiesiog virtų. Stadionas būtų UEFA 3 klasės. Tokio stadiono kol kas nėra. Panevėžio ekipa 2014 metais švęs savo 50-metį, todėl stadioną planuojama pastatyti būtent 2014 metams. Ar tai taps tikrovė, pamatysime ateityje. 5. vietą užima vienas didžiausių ir įspūdingiausių šalies stadionų. Tai yra centrinis Šiaulių savivaldybės stadionas, kuriame treniruojasi futbolo klubas Šiauliai. Šiaulių miesto savivaldybės centrinis stadionas, kuriame uoliai treniruojasi FK Šiauliai, yra vienas geriausių ir didžiausių šalyje. Šis stadionas talpina 4000 žiūrovų. Stadionas turi vaizdo ekraną, tribūną su stogu. Yra įrengtos vietos ir neįgaliesiems. Ateityje čia planuojama rengti ir Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės varžybas. Būtina paminėti, jog kaip ir Gargždai, Šiauliai gali džiaugtis viena geriausių dirbtinė danga Lietuvoje. 4. vietoje atsiduria Marijampolės stadionas, dar kitaip vadinamas Suvalkijos perlu. Šis stadionas atitinka visus UEFA keliamus reikalavimus. Suvalkijos perlas. Būtent taip vadinamas Marijampolės stadionas. Stadionas, kuris atitinka visus UEFA keliamus reikalavimus. Tai pirmasis futbolo stadionas pastatytas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Šalia stadiono veiks ir 2500 vietų dengtas futbolo maniežas, kuriame futbolą galima žaisti visus metus. Manieže įrengta pilnų matmenų dirbtinės dangos futbolo aikštė, atitinkanti FIFA 2 žvaigždučių kategoriją, leidžianti žaisti futbolą ištisus metus. Įrengus stadioną jis talpino 4500 žiūrovų, tačiau prieš pasaulio čempionato atrankos varžybas jis buvo išplėstas iki 6250 vietų. Čia įrengtas aikštės apšvietimas, veikia moderni švieslentė, žiūrovų srautai kontroliuojami elektroninės praėjimo sistemos pagalba. Stadiono pagrindinės tribūnos pirmame aukšte yra įrengti 6 persirengimo kambariai su dušais ir masažo kambariais, dopingo kontrolės punktas, kambariai teisėjams. Antrame pastato aukšte išsidėstė administracinės patalpos su 2 konferencijų salėm. Vasarą įrengta papildoma aikštės drėkinimo sistema, dėl ko stadiono žolė net ir po gausaus lietaus išlieka puikios būklės. Stadiono žiūrimumo rekordas 5850 žiūrovų, rungtynėse su Rumunija. Verta pažymėti, jog stadiono atidarymo metu buvo susirinkę 5800 žiūrovų, nors jis tada talpino vos 4500 žiūrovų. 3. vietoje vienas geriausių šalies stadionų ne tik A lygoje, bet ir visoje šalyje, tai yra Vilniaus Vėtros stadionas. Vėtros stadionas be abejonės vienas geriausių ne tik A lygoje, bet ir visoje šalyje. Iš pradžių jame tilpo tik 5300 žmonių, bet prieš 5 metus Vėtros stadionas buvo atnaujintas ir jo vietų skaičius buvo padidintas iki 5500. Vėliau buvo pastatyta dar ir VIP tribūna.
Tiesa, 2009-2010 metų UEFA Europos lygos 3 atrankos etapo rungtynėse su garsiaja Londono Fulham ekipa stebėjo sausakimšos tribūnos – 5900 žiūrovų. Deja, šių metų Liepos 13 dieną licencijavimo finansinius kriterijus neįvykdęs Vilniaus Vėtros klubas buvo pašalintas iš 2010 metų A lygos ir 2010-2011 metų LFF taurės varžybų, o komandos rezultatai anuliuoti. Tačiau mes iš savo 10-ko išbraukti šio stadiono negalime, priešingai skiriame jam garbingąją 3 vietą. Antroje vietoje garsusis Lietuvos stadionas, į kurį sugrįžę futbolo aistruoliai pajunta nostalgiją. Taigi antroje vietoje garsusis Vilniaus Žalgirio stadionas. Vilniaus Žalgirio stadionas, kuriame apsilankius ne vieno futbolo aistruolį apima nostalgija, galime vadinti istoriniu paveldu. Juk būtent šiame stadione yra pasiektas žiūrimumo rekordas tarp Lietuvos stadionų. 1989 m. Liepos 31 d. šiame stadione rungtynes tarp Vilniaus Žalgirio ir Rotor Volgograd ekipų stebėjo 25 000 žiūrovų. Beje, tada rungtynės pasibaigė rezultatu 1-1. Dabar legendinis stadionas talpina 15 030 žiūrovų. Stadionas pradėtas statyti iš karto po Antrojo pasaulinio karo, vokiečių belaisvių ir pabaigtas statyti apie 1950 metus. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jame žaidė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė, tačiau vėliau stadionas prarado nacionalinio stadiono statusą. Pirmąją vietą nusprendėme skirti Lietuvos nacionaliniam stadionui. Arba tiksliau, tik jo vizijai. Gaila, tačiau pasigirti nacionaliniu stadionu Lietuva šiai dienai negali. Kol Lietuvos miestai ir miesteliai pamažu džiaugiasi įsirengiantis modernius ir šiuolaikiškus stadionus, nacionalinis stadionas gali džiaugtis tik stadiono vizija. Stadiono paskirtis turėtų būti ir lengvajai atletikai, ir futbolui. Be abejo, pagal visus FIFA ir Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos reikalavimus. Kultūriniams renginiams nepamirškime ir miesto švenčių. Stadionas talpintų net iki 30 000 žiūrovų. Deja, kol stadiono statybos atidėtos, džiaukimės gražia stadiono vizija. Ir tikėkime, kad visos negandos pasitrauks ir greit galėsime džiaugtis Lietuvos nacionaliniu stadionu. Mielieji Sport 1 žiūrovai, ačiū visiems, kad buvote su manimi, kad šį šaunų vakarą praleidote su pačia šauniausia laida Olele Top. Pasimatysime kitą kartą per Sport 1 kanalą. Iki.